Angelai sargai. Tarp angelų yra ir tokių, kuriems yra Dievo pavesta saugoti kiekvieną sielą atskirai. Tai angelai sargai. Bažnyčia, įsteigdama angelų sargų šventę, aprobavo bažnyčios tėvų mokymą apie juos. Šis mokymas turi pagrindus apreiškime ir jį palaiko sveikas protas. Šis mokymas yra kilęs iš vis geresnio mūsų santykių su Dievu pažinimo. Esame jo vaikai, Kristaus mistinio kūno nariai, šventosios dvasios šventovės. Olje taip galvoja. Esame jo vaikai ir jis paveda mus globoti savo dvaro kunigaikščiams. Šiegi su džiaugsmu prisiima globoti savo viešpaties vaikus. Esame mistinio Kristaus kūno nariai, todėl tie, kurie su džiaugsmu tarnauja Kristui, tarnauja ir mums, kaip jo mistinio kūno nariams. Esame šventosios dvasios šventovės, kuriuose gyvena visa švenčiausioji trejybė, todėl angelai su džiaugsmu saugoja savo viešpaties šventovės, kad jų kas neišniekintų. Taigi, angelų tarnavimas labai artimai sieja keliaujančią bažnyčią su besidžiaugiančia viešpaties buveinėse bažnyčia. Vadinasi, angelų mums tarnavimo dėka esame nuolatinėme sąlytyje su dangumi. Iš to kyla tam tikros mūsų pareigos angelams sargams. Privalome juos gerbti, sveikindami juos kaip nuolat matančius Dievą veidas veidan, kaip iš Dievo gerumo mums tarnaujančius. Dėl to turime ir budėti, kad jų nenuliūdintume netinkamų elgesių. Priešingai, sekdami jų ištikimybę Dievui, turime stengtis būti jų akivaizdoje, kuo ištikimesni Dievui. Turime jais pasitikėti dėl jų galingumo ir ištikimybės Dievo jiems pavestiems uždaviniams. Būkime tikri, kad jie gerai saugoja jiems Dievo pavestuosius. Tik mes iš savo pusės turime leistis jų saugojami. Vadinasi, turime šauktis jų pagalbos, ypač tada, kai esame paties velnio gundomi. Jie yra velnio nugalėtojai ir turi įgudimo apginti mus nuo jo pinklių. Turime ieškoti jų pagalbos ir sunkiuose savo gyvenimo momentuose. Juk jiems yra Dievo pavesta padėti mums kaip tik tokiais atvejais. Jie, matydami Dievo veidas veidan, mato jame ir tuos pavojus, kurie mums gresia ir nuo jų mus saugoja. Be to, jie mato, kas mums gali padėti būti geresniais ir rūpinasi į tai nukreipti mūsų dėmesį. Kai turime rimtų reikalų su artimu, naudinga kreiptis į savo angelą sargą, kad jis padėtų susivokti padėtyje ir rasti gerą išeitį bei taktą. Angelams sargams turime turėti ir bičiuliškos meilės, nes jie yra patys geriausi iš visų mūsų bičiulių, visuomet pasiruošę mums padėti. Ypač, kai jaučiame vienišumą, reikia prisiminti, kad nesame vieni. Su mumis yra geriausias mūsų bičiulis, angelas sargas. Kalbėkite su juo ir dings slogi vienišumo nuotaika. Pagaliau, niekuomet neužmirškime, kad šventai gerbti angelus, tai šventai gerbti juose patį Dievą, kurio jie yra atstovai ir pasiuntiniai, mums patarnauti kelionėje į dangiškojo tėvo buveines.